Šioje pamokoje kalbėsime apie rodiklinės lygtis. Tai yra lygtis, kurių nežinomasis yra laipsnio rodiklyje. Pavyzdžiui, duotos 3 lygtys, reikia nustatyti, kurios iš šių lygčių yra rodiklinės. Ieškome tokios lygties, kurios nežinomasis yra rodiklyje. Matome, kad antroji lygtis yra rodiklinė, nes nežinomasis yra rodiklyje. Kitos lygtys nėra rodiklinės. Kitas pavyzdys. Duota rodiklinė lygtis 4 laipsnių x minus 3 laipsnių x lygų 7. Ar skaičius 2 yra šios lygties sprendinys? Tikriname, įstatome vietoj x reikšmės dvejetą ir tikriname, ar lygybė yra teisinga. 4 kvadratu yra 16, 3 kvadratu yra 9, atėmus gauname 7. Lygybė yra teisinga, todėl 2 yra šios lygties sprendinys. Jeigu klausime, ar 2 yra sprendinys, atsakome taip. Rodiklinės lygtis galima spręsti įvairiais būdais. Pats pagrindinis ir paprasčiausias būdas tai yra suvienodinant pagrindus. Galima rodiklinės lygtis spręsti ir įvedant naują kintamąjį. Yra lygčių, kurias galima išspręsti tik logaritmuojant abi lygybės puses. Rodiklinės lygtis galima spręsti grafiškai, tačiau sprendiniai dažniausiai gaunami netikslūs. Šioje pamokoje aptarsime vieną sprendimo būdą suvienodinant pagrindus. Išspręskime rodiklinę lygtį 4/9 laipsnių x lygų 3/2 laipsnių x. Norint spręsti rodiklinės lygtis, reikia mokėti laipsnių savybės. Prisiminkime a pakeltą laipsniu m ir dar kartą pakeltą n, laipsnis laipsniu, dauginasi, o trupmena pakeltą laipsniu n bus apversta trupmena tik laipsniu minus n. Sprendžiame lygtį. 4/9 yra 2/3 kvadratu ir dar kartą perrašykime laipsnį x. 3/2 bus 2/3 minus 1 ir pakelkime laipsnių x pagal sąlygą. Laipsnis laipsniu dauginsis ir kitoje pusėje taip pat sudauginsime laipsnių rodiklius, gausime 2/3 2x lygų 2/3 laipsnių minus x. Pertvarkėme lygtį taip, kad kairėje ir dešinėje jos pusėse būtų laipsniai su vienodais pagrindais. Lygybė bus teisinga, kai laipsnių rodikliai bus lygus. Gauname lygtį 2x lygų minus x. Išsprendžiame, perkeliame minus x į kairę pusę bus plus x, 3x lygų 0, kai x lygų 0. Lygties sprendinys yra 0. Prisiminkime kitas laipsnių savybės. A laipsnių minus vienetas yra lygų vienetas padalintas iš a. Kai yra laipsnių pagrindai vienodi, laipsnių rodiklius sudedame. Sprendžiame rodiklinę lygtį. 1/3 yra 3 minus 1, 3 laipsnių x perrašome, 9 yra 3 kvadratu, 9 irgi taip pat yra 3 kvadratu
ir dar kartą laipsnių šaknis iš x. Laipsnių pagrindai vienodi, vadinasi laipsnių rodiklius sudedame 3 kvadratu kart 2 ir kvadratinė šaknis iš x susidaugina ir gauname lygtį 3 pakelta laipsnių minus 1 plus x lygu 3 laipsnių 2 plus 2 kvadratinė šaknis iš x. Dabar mūsų laipsnių pagrindai vienodi, todėl lygybė bus teisinga, kai laipsnių rodikliai bus lygus. Gauname lygtį minus 1 plus x lygu 2 plus 2 kart kvadratinė šaknis iš x. Gavome iracionaliąją lygtį, pertvarkome, kad kvadratinė šaknis būtų dešinėje pusėje, perkeliame 2, keičiame ženklą, sutraukiame panašius narius, gauname x minus 3 lygu 2 kvadratinė šaknis iš x. Keliame abi pusės kvadratu. Pakėlę abi pusės kvadratu gauname lygtį, kurios sprendiniai yra 1 ir 9. Patikriname sprendinius, įstatome į iracionaliąją lygtį, kai x lygu vienetas, mūsų lygybė yra neteisinga, todėl vienetas nėra sprendinys. Kai x lygu 9, tai lygybė gaunasi teisinga, todėl lygties sprendinys yra 9. Prisiminkime kitas laipsnių savybės. A laipsnių m padalinta iš n yra lygu n-tojo laipsnio šaknis iš a m-tuoju. Dažniausiai reikalinga yra laipsnis 1/2, taigi a laipsnių 1/2 yra lygu kvadratinė šaknis iš a. Sprendžiame lygtį, gauname 3 laipsnių x pakelta 1/2 ir 1/27 pakelta laipsnių 1/2. Mes norime tai pertvarkyti, kad būtų abiejose pusėse laipsnio pagrindas 3. Laipsnį laipsnių dauginsime. 3 laipsnių 1/2 x lygu 1/27 yra 1/3 kubu. Kubu tai yra tą trejetuką dauginame iš 1/2. Gauname 3 laipsnių x pusiau lygu 3 minus 1 laipsnių 3/2. Laipsnį laipsnių vėl dauginsime, gauname lygtį 3x pusiau laipsnių lygu 3 minus 3/2. Sulyginame, gauname x padalinta iš 2 lygu minus 3/2. Dauginame abi pusės iš dvejeto, gauname x lygu minus 3. Lygties atsakymas yra, sprendinys lygties yra minus 3. Išspręskime kitą rodiklinę lygtį. Panagrinėkime skaičių 125 tūkstantosios. Galime skaitiklį ir vardiklį prastinti ir gauname skaičių 1/8. Tai yra 1/2 trečiuoju arba 2 minus trečiuoju. Įstatome gautą skaičių į lygtį ir gauname, kad 2 minus trečiuoju kart vietoj 4 rašome 2 kvadratu, laipsnį perrašome, dešinėje pusėje
yra 2 viena antraja padalinta, vietoje 8 rašome 2 kubu ir pakelta laipsniu minus x. Laipsnį laipsniu dauginsime, gauname 2 minus trečiuoju kart, 2 ir sudauginame, gauname 4x minus 2. Prisiminę laipsnio savybę, kai pagrindai vienodi, dalyboje atimame iš skaitiklio laipsnio vardiklio laipsnį, todėl mūsų trupmenoje iš 1/2 atimkime 3 ir pakelta minus x. Laipsnių rodiklius sudedame, laipsnis laipsniu sudauginame ir gauname, kad laipsnių rodikliai yra lygūs, kai x lygu 3 sveiki ir 1/3. Lygties atsakymas yra 3 sveiki 1/3. Apibendriname, lygtys, kurių nežinomasis yra laipsnio rodiklyje, vadinamos rodiklinėmis lygtimis. Jas galima spręsti suvienodinant pagrindus ir sulyginant laipsnių rodiklius. Lygtis 2 laipsnių x lygu minus 2 sprendinių neturi, nes 2 laipsnių x yra teigiamas skaičius su visom x reikšmėm. Nepamirškite laipsnių savybių, spręsdami rodiklinės lygtis. Sėkmės!